Sveiki. Gal girdėjot kažką naujo apie tos naujus indienus? Girdėjom, kad blogus dalykus daro indienų vardu. Naujus indienus. Vat jo, girdėjom kažkokią naują gaują. O tai jie tik gimė? Ne indienai, bet ne iš ten, iš kito rezervatą. Šiandien sutikau jau. Nu tai gentis yra, nu. Nu, bet jie ten... O ten nieko nepadarė, jie blogo. Ne, dar nebuvo. Nors ir aš nematau. O gal paieškoti jau? A girdėjot, kur ta gentis gyvena dabar nauja? Ne. Galim rasti. Nieko nėra informacijos, negirdėt? Man tai visi jūs vienodi indienai, gentis tik skiriasi. Supratau, bet suprantat, dabar jums nuo šiol reikės pradėti atskirti indienus. Tai ateikit pas mane, kurie geri, Senai buvo minėti ir galit prisirinkti. kurie blogi irgi. Nuotrauką pasidarysim. Padarysim nuotraukas ir atpažinsim. Senai tai buvo siūlyta, bet... Ne, kaip ne, nedarom. Nenorit nuotraukų. O jūs kaip gentis turit kokį išskirtinį ženklą ar kažką? Kur jūs gyvenat, pavyzdžiui, jūs patys kur gyvenat? Aš tai nieko nežinau. Mes naujam rezervate. Naujam rezervate, naujas rezervatas čia kur netoli yra? Jo. Taip. Na, supratau. Tai gal jie senam? Gal jie ir senam. Taigi vakar, palauk, buvo, pagavo, sako, indienai ir kažką įprimušė, ne? Nu šiaip dabar tie indienai lygis nesilgi, tai nauji. Nu ten, kad buvo, jo buvo, bet nežinau, ten jūs primušėt, ne jūs, nesigirdi. Tai va, šerifam dabar padidės daug darbo, jeigu šitie indienai pradės nesąmonės daryti. O kas skaitot nesąmonės? Man tai nesąmonės, vat, ir jūs darot. Visokie šamanai, šamanės ten. Smilkalų rūkimas. Nu tai jūs, jeigu mūsų tradicijos jums nepatinka, tai jūs jas nežiūrėkite. Ne, nu tai jūs sakot, nesąmonės pradės daryti. Tai čia jūs gal šamanas? Aš kalbu apie užpuldinėjimą žmonių, suprantat? O, tai jūs... Ai, tai jūs čia, nu tai sakau, šamanas, žinot, kaip čia bus? Nes jūs užpuolė, tai atidengti, kad jie tik yra. Nu, mus jau grasina, mums patiems, suprantat? Ai, kiti indienai? Ai, tai net nesusitarė tarpusavį? Jo. Taip. Čia gal netgi bus genčių karas? Kažkas panašaus bręsta. Jūs ten iškasat karo kirvį? Su blankais šaudys ant gal nušauti, matai. Galvoju, kad čia bus visko dabar. Tai iš kur pas jūs tokios mintis? Dvasios mums pasako, žinokit. Dabar ne, va, priekaba jau nebeusiėmė. Ai, dvasios jums pasako. Mes prieš miegą į mėnulį žiūrim ilgai. Supratau. Iki senai, tai žiūrėjau. Dažniausiai mėnulis ne tik stebi mus, bet mums ir dar pasako. Jisai stebi visus. Tai viską žino. Vieną vietą reikėjo turime, kad daug žmonių ten renkas ir jie... Dvasios, šamanai, žino, ką kita gentis darys. Kažkokį užučių baimės jausmą. Jūs truputėlį ne taip suprantat. Aš kaip girdžiu, taip suprantu. Tai jūs nemokat, tai vat jūs nesat indienas, jūs pabūkit, praleiskit vieną naktį su indienais. Mes sudėjom visi ant žolės. Atjojau vieną kartą pas jūs, tai galvojau, kad skalpą nuims. Mano tėvui tai ir nuimė. Tai? Ir man buvo ant kaktos... Nuo arklio pasisveikinti, sako, lip, kad gal ir jokis čia. Ir man ant kaktos buvo išraižė su peiliu gamta. Ir kaip suprantu, jūsų gentis. Ne, vat būtent, kad ne mūsų. Nu, man išraižė Džalin. Kas ta Džalin? Majos žmona. Čia jau jūsų turbūt asmeniniai dalykėliai. Ne, bet čia iš jūsų genties. Nežinau, čia kas vyksta. Ne, nu aš klausiu. Tai gal sumaišė? Ne. Buvo, kad
senajam rezervate prašė, kad prižiūrėtume druską, nujotume, pažiūrėti vis tiek tas žemės. O po to, kada jų padaugėjo, sugalvojo, kad patys druską ir pačius mus paėmė, laikė 2 indėnai, išraižė tas gamta. 2 indėnai laikė, vienas toks didelis, su vilko kaukė. Tai jūs dabar turbūt kažkokį pyktį turite ant jų? Ai, dar tėvą nužudė indėnai. Tėvą nužudė indėnai, nuėmė skalpą, nes jo pavardė buvo Wolf, kaip ir mano. Ir sako, tu baltasis